Sveiki, mėly kolegos. Šiandieną parodysiu Jums, kaip paprastai, greitai įsiūti užtrauktuką į kelnes. Mums reikės pasiūtų kelnių ir atitinkamo ilgio užtrauktuko. Pirmiausia, turėtų būti paklijuota ta priekio detalės užsegimo užlaida, kuri pasilinkinės. Kadangi aš rodysiu moteriškų kelnių užsegimo pavyzdį, vadinasi, kairė pusė yra užlaida ištiesta, dešinės pusės užlaida turės būti palenkta ir viduje bus užsegimas užtrauktuku. Vadinasi, ta pusė, kuri yra palenkta, ta pusė turi būti ir paklijuota. Mes turime klijuoti nuo pat užlaidos krašto iki viršaus, iki juosmens prisiuvimo linijos ir reikėtų paklijuoti tokiu pločiu, kiek mes esame pasilikę šitos užlaidos. Pas mane šita užlaida yra palikta 5 cm pločio iki lenkimo linijos. Sekantis darbas, kas būtinai turi būti padaryta po klijinio įdėklo priklijavimo, turi būti apmėtytos priekio detalės, viena klešnė ir kita klešnė. Po apmėtymo jūs turite susisiūti 2 klešnes tarpusavyje, kairę ir dešinę. Nepamirškit, kad siūdami šitą siūlę, kuri vadinasi kelnių vidurio siūlė, jūs ją turite susisiūti arba trikotažiniu grįžtančiu dygsniu, arba 2 dygsniais, vienas šalia kito, tam, kad šita siūlė neiširtų. Ją mes susisiuvame 1 cm aukščiau užlaidos krašto. Tada suliniuoti su muilu arba siuvėjišku pieštuku žymime užlaidos lenkimo liniją iki viršaus. Pasižymėję šitą užlaidą, mes ją prisidaikstysime, pažymėsime daiksto siūlų. Daiksto siūlų nusidaikstėme lenkimo liniją, jinai yra matoma ir gerojo, ir blogojo pusėje. Tada, kai jinai yra nudaikstyta, mes ją prilyginsime į vidų tiksliai per pažymėtą liniją iki vidurio siūlės susiuvimo pabaigos. Sekantis darbas, kurį mes turim pasidaryti, yra palenkti šitos užlaidos overloką į blogąją pusę. Lenkiame 7 mm prisidaikstom ir nusiūsime 2 mm pločio siūlę per kraštą nuo viršaus iki užlaidos pabaigos. Prasiuvę siūlę, nepamirškite apkarpyti siūlų, tam, kad jūsų gaminys visada atrodytų kokybiškas ir iš išorės ir viduje. Užtrauktuko ilgį mes pasirenkame pagal užsegimo gylį. Nebijokit, jeigu užtrauktukas yra šiek tiek ilgesnis, aš parodysiu, kaip užbaigus siūti užsegimą, užtrauktuką galima paprastai užtvirtinti. Apverčiame užtrauktuką galvute žemyn ir dedame šitą užtrauktuko kraštą atstumu nuo užlaidos krašto per 2,5 cm. Daikstysime per užtrauktuko užlaidos vidurį. Prisidaikstėm vieną užtrauktuko kraštą per užtrauktuko užlaidos vidurį. Būtinai reikia pasitikrinti, ar atstumas visose vietose yra vienodas. Kai prisidaikstėm užtrauktuką, jisai yra galvute žemyn, mes keisime mašinos pėdelę į vienpusę pėdelę ir prisiūsime užtrauktuką per šitos užlaidos vidurį nuo viršaus iki užlaidos apačios. Siūsime nepriėję iki overloko pabaigos. Aš jums parodysiu tiksliai, iki kurios vietos mes turėtumėm sustoti. Pasikeitėme mašinos pėdelę į vienpusę, kad ji netrukdytų mums prisiūti. Nevažiuotų per užtrauktuko dantukus ir galvutę. Siuvome per užtrauktuko vidurį. Pradžioje ir pabaigoje būtinai nepamirštame padaryti įtvirčių. Kai privažiuojame užtrauktuko galvutę, pėdelę pasikeliam, užtraukiam užtrauktuko galvutę, važiuojam toliau. Siūlės plotis turi išlikti vienodas. Dabar taip, mes privažiavome jau netoli tos vietos, kurioje mes turėsime sustoti.
jums reikėtų orientuotis, kad siūlės pabaiga nuo užlaidos krašto būtų maždaug 5-7 mm į viršų. Privažiavome iki reikiamo taško ir darom užtvirtinimą. Na štai, mes sustojom 7 mm atstumu nuo užlaidos krašto ir padarėme užtvirtinimą. Dabar siūlus nukirpsim ir daiksto siūlus jau galima išardyti. Kai prisiuvame užtrauktuką, patikriname, ar siūlė yra kokybiška iš vienos ir iš kitos pusės. Kai šitą padarom, toliau darom taip. Atlenkiame užtrauktuką į užlaidos pusę ir mes jį per viršų stipriai prilyginsime. Nebijokite, jūs galite drąsiai uždėti lygintuvą ant užtrauktuko. Nieko nei dantukam, nei užtrauktuko galvutei tikrai neatsitiks. Jie yra pritaikyti aukštom temperatūrom ir mums reikia prilyginti užtrauktuko štai šitą kraštą, kad jisai gulėtų nulenktas į užlaidos išorinį kraštą. Iš blogosios pusės, kai lyginsite užtrauktuką, jūs turite matyti štai tokį vaizdą. Neperlenkite šitos užlaidos, jinai turi būti tiesi. Tik tai užtrauktukas ant jos turi būti prilygintas štai taip, nuo viršaus iki apačios. Prisilyginę užtrauktuką mes prisiuvinėsime kitą siūlę. Taip, jūs matote, ištiesta apatinė užlaida, jinai yra neperlenkta. Ant jos yra uždėtas ir prilygintas užtrauktukas. Siūsime šitą užtrauktuko kraštą maždaug 2-3 mm pločio siūle. Pasikeitėme pėdelę, ją pasistatėme taip, kad pėdelės kraštas neužliptų ant mūsų užtrauktuko dantukų. Jeigu reikia, galima pasistumti adatą į kraštinę padėtį, kad niekas jums netrukdytų. Darome užtvirtinimą ir važiuojam 3 mm pločio siūle. Pabaigoje taip pat mes neprivažiuojame prie užlaidos krašto maždaug 5-7 mm ir darom užtvirtinimą. Nukirpam siūlus. Turime prisiūtą užtrauktuką prie apatinės užlaidos. Iš viršaus matosi vienas peltakis, iš vidaus jūs matote 2 peltakius, kurie eina vienas šalia kito. Sekantis mūsų darbas – prisitvirtinti viršutinę užlaidą ant užtrauktuko. Dedam viršutinę užlaidą taip, kad jinai eitų arba pagal jūsų anksčiau pažymėtą vidurio liniją, tokią pačią, kaip jūs žymėjote ir ant šitos detalės, arba jeigu jos nepažymėjote, vadinasi, šitas kraštas, jisai turi būti išlindęs tiek, kiek jūs palenkėte apatinį kraštą. Kadangi aš palenkiau šitą apatinį kraštą 7 mm, vadinasi, mano viršutinio krašto, va čia va išlindimas, yra 7 mm. Aš užsidedu viršutinę užlaidą ir smeigtukais užsitvirtinsiu šitą kraštą, kad jisai būtų stabilus ir nesislinktų. Tvirtinu per visus sluoksnius nedideliu atstumu nuo lenkimo krašto. Prisitvirtinu. Verčiam į blogąją pusę. Sekantis mūsų darbas yra prisisiūti va šitą laisvą užtrauktuko kraštą prie paklijuotos užlaidos. Taip kaip gulasi užtrauktuko šitas kraštas, taip mes jį ir prisidaikstysim. Turėtų būti vienodas atstumas nuo apačios iki viršaus. Prisidaikstę užtrauktuko užlaidą siuvame maždaug 5 mm pločio siūle. Pabaigoje nedasiuvame iki pabaigos 7 mm. Kai prisiuvame, išsitraukiame dygsnius, verčiame į gerąją pusę ir jau galime išsiimti smeigtukus.
gavosi 2 užtrauktuko pusės prisiūtos prie skirtingų priekio užlaidos dalių. Gerai, užtrauktuką užsitraukiam ir sekantis mūsų darbas – pažymėti apdailos peltakio vietą nuo viršutinio krašto, nuo juosmens prisiuvimo krašto iki tos vietos, kur baigėsi mūsų užsegimo vieta. Tai yra šito taško. Dažniausiai užsegimo šitas peltakis yra žymimas maždaug 3 cm pločio linija, kuri eina lygiagrečiai priekiniam kraštui ir pabaigoje yra daroma arba už apvalintą liniją ir nueiname į pabaigos tašką, arba daroma pasvirusi linija. Jūs galite siūti ir taip ir taip. Pasižymėjau apdailos peltakio vietą. Prieš pradėdama peltakiuoti, rekomenduočiau jums prisitvirtinti štai šią užlaidą prie priekio detalės. Mes taip ir padarom, tik ją vieną prie priekio detalės mygtukais ir prisisegam tam, kad ji nepasislinktų. Dabar peltakiuosime taip. Pradedame nuo viršaus, aišku, darydami užtvirtinimą ir važiuosime iki pažymėto kampo. Čia mes sustosime ir taip pat padarysim nedidelį užtvirtinimą. Dygsnio dydį parenkame kaip apdailos peltakiui nuo 3,5 iki 4. Peltakiuodami šitą liniją, apatinę užlaidą mes turime atversti ir peltakiuosime tik tai per priekio detalę ir per šitą užlaidos kraštą. Nupeltakiavom pirmąją peltakio dalį, viršuje ir apačioje ties kampu padarėme užtvirtinimus. Peltakiuota tik tai per priekio detalę ir per pirmąją užlaidą. Peltakiuodami antrą peltakio dalį, tai yra pasvirusią liniją, mes užlenkiame užlaidas į vieną pusę ir darysime peltakį per visus užlaidų kraštus. Prisisegam smeigtukais, kad jos nepasislinktų ir neužsisuktų. Dabar peltakiuosim sekantį kraštą. Vėl darysime užtvirtinimą ir siūsime iki pat siūlės, taip pat padarydami užtvirtinimą. Kai važiuosite per užtrauktuko dantukus, neskubėkite, važiuokite lėtai. Mašina laisvai per dantukus pervažiuos. Pradedu nuo viršutinio kampo. Čia užtvirtinimai būtinai turi vienas su kitu sutapti. Taip pat atidžiai padarom paskutinį užtvirtinimą. Jis yra reikalingas tam, kad jūsų kelnių užsegimas neišplyštų. Padarėm užsegimą, peltakiai susitiko, apkarpom siūlus. Štai mūsų apdailos peltakis jau yra nupeltakiuotas, toks vaizdas yra iš išorės. Dabar laikas sutvarkyti užtrauktuko apatinį kraštą ir užtvirtinti užlaidų kraštus. Pirmiausia, mes užtrauktuką nusikerpame taip, kad jisai būtų trumpesnis negu užlaidų kraštai. Reiškia, kad jisai neišlystų mums į išorę. Apkirpome užtrauktuką, kad jisai ateitų iki overloko. Dabar jūs aiškiai matote, kam buvo reikalingi tie neprisiuvimai iki pat pabaigos. Tiesiog tam, kad užtrauktuką būtų galima lengvai nukirpti. Nukirpom užtrauktuką, dedam užlaidas vieną su kita ir mes dabar su paprastu dygsniuku sutvirtinsim šitas užlaidas nuo vieno kraščiuko iki kito, tam, kad užsisiūtų šitas kraštas ir užtrauktuko nebebus matyti. Štai, užtvirtinom užlaidų kraštus, nukerpam siūlus. Štai darbai ir baigti. Užtrauktukas įsiūtas. Tikiuosi, jums patiko mano pasiūlytas užtrauktuko įsiuvimo būdas. Jeigu turite kažkokių tai klausimų, žinoma, užduokite juos komentaruose ir iki kitų susitikimų.